Як ти думаєш, їм не холодно? Visiems! Šiuosik Vilniaus miestiečiams skelbiame didžiai liūdną žinią. Priėmęs švenčiausiąjį sakramentą, su šiuo pasauliu išsiskyrė Aleksandras, jo šviesybė Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Tai vyko 1506 metais rugpjūčio mėnesio 19 dieną. Trečiadienį apie 4 valandą nakties valdovui priimant šlovingą žinią apie Lietuvos pergalę prieš totorius prie Klecko. Negandingi ženklai jau seniai pranašavo mums didžią netektį. Gegužės mėnesį buvo baisi kruša Krokuvoj. Krito ledai sulig perekšlės kiaušiniais. Šaibas sutrupino pilies kuorą ir ugninis kamuolys ant Krokuvos rotušės bokšto naktilmus jo šviesybė buvęs. Ir koks džiaugsmas jam būdavo kažką imti ir padovanoti. Mus pasiekęs gandas, neva, Velionis karalius jau pusę Vilniaus žemių kažkokiems svarbiems ponams padovanojęs. O miestiečius be nieko palikę, kokią liūdną gadiną nepritinka. Iškilmingai pranešame, kad karalius Aleksandras bus palaidotas Šventos Stanislovo bažnyčioje Vilniuje. Šalia brolio išvežtas nebus, kaip geidė Lenkijos kancleris ir pats jo šviesybė karalius. Toks pareidimas duotas dėl to, kad Lietuvos didikams Krokuvon išvykus į Vilniaus ir visos karalystės valdžią pasikesinta nebūtų ir kokių neramumų nekiltų.